Penktadienį atgimimo vidurinės mokyklos dvyliktokams organizuotas šimtadienis. 63-osios laidos atstovai į jiems skirtą renginį rinkosi orūs, rimti ir susijaudinę. Taip jau sutapo, jog likus kelioms dienoms iki šimtadienio renginio, mūsų šalį amžiams paliko Lietuvos dainiumi vadintas poetas Justinas Marcinkevičius. Todėl ir renginys tądien buvo pradėtas kiek neįprastai. Dideliame ekrane buvo galima stebėti vaizdus apie Justino Marcinkevičiaus gyvenimą ir kūrybą. Vieno garsiausių lietuvių poetų nueitą kūrybinį kelią trumpai susirinkusiesiems apžvelgusi atgimimo vidurinės mokyklos direktorė Danutė Česienė, tylos minute visus paragino pagerbti anapilin iškeliavusį Justiną Marcinkevičių. Tądien šimtadienio šventėje dvyliktokus sveikino mokyklos direktorė bei jų pradinių klasių mokytojos. Linkėjimus iš tolimosios Japonijos perdavė anglų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė. Jos vaizdo įrašas buvo rodomas didžiajame ekrane. Pedagogė kalbėdama apie šią šventę pažadėjo per paskutinį skambutį sugrįžti iš tolimosios Sakurų šalies ir po paskutinio skambučio išlydėti savo auklėtinius į savarankišką gyvenimą. Tądien šventėje dalyvavusiems pedagogams, tėveliams ir kitiems svečiams abiturientai dovanojo spektaklį "100 rojus obuoliukų", kuriame dėrėjo rimti, net dramatiški aktorių svarstymai apie jaunų žmonių laiką čia ir bandymus gilintis į klausimus, kas jų laukia ateityje. Spektaklis yra apie dviejų žmonių gražią draugystę. Kaip nei vienam į galvą nedingsteli mintis, kad taip nebus visada. Tai mokykloje ir reguliariam gyvenime. Tas sapnas ir tikrovė susipina, nereikia aiškintis, rojus obuoliai ar tikri ar išgalvoti, nes mūsų spektaklyje vaizduojami rojaus obuoliai. Jie perteikia ir tą 100 dienų laukimą ir kiekvienas susimastymas, kad kiekvienas galvom ir apie blogus dalykus, ir apie gerus, ir apie meilę, ir apie mirtį, ir apie savo tolesnį gyvenimą. Kodėl nusprendėte susirinkusiesiems paruošti būtent tokį renginį? Todėl, kad šis šimtadienis yra kartu ir susikaupimas šimtadienis mums, todėl, kad jis pažymėtas netektimi. Mirė Justinas Marcinkevičius, kurio eilėraščius analizavome, interpretavome ir kuris tiesiog davė įtakos mūsų visų gyvenimams. 11-okai, tęsdami puikias tradicijas, abiturientams įteikė simbolinę šimtadienį priminsiančias dovanas. Kiekvienam įteikti pakabukai, kuriuose vaizduojamos išmintingosios pelėdos. Šimtadienio renginys, trukęs ilgiau nei valandą, šventės dalyviams tikrai neprailgo. Mat buvo galima ne tik pamatyti 12-okų teatrinius sugebėjimus, bet ir pasiklausyti dainų bei pasigrožėti šokiais.